Sveiki. Pradėsime nuo to, kad štai mažoji sesija Briuselyje, kaip taisyklė, daugiau techninio pobūdžio turėtų būti darbai. Šį kartą viskas atvirkščiai. Pamenat, spalio mėnesį Europos parlamentas nepriėmė taip vadinamos korporatyvinės atsakomybės ir patikros direktyvų, tai yra žaliojo kurso įgyvendinimas su atskaitomybėm ir panašiai. Na kągi, grįžo balsavimas lapkričio mėnesio mini sesijoje čia Briuselyje. Esmė yra tokia, kad praeitą kartą konservatorių frakcija, jie susijungė su kraštutiniais dešiniaisiais. Socialdemokratai subirėjo, vėliau pripažino klaidą, pasakė, kad daugiau taip nebus. Ir, tiesą sakant, 9 balsų persvara nugalėjo tie, kurie nenorėjo priimti, aš sakyčiau, suprantamo, protų suvokiamo kompromiso. Šį kartą, tame tarpe, nuo spalio iki lapkričio, Europos parlamento komitetai pateikė dar vieną kompromisinį pasiūlymą. 85% sumažino įmonių, kurios turi teikti ataskaitas. 60-70%, taip sako, aš jums sakau skaičius, kurios pats esu gavęs iš savo kolegų, atskaitomybė. Kitaip tariant, daugiau nei pusė nukrenta, 2/3, galima sakyti, pranešimų, atskaitomybės ir panašiai iškrenta iš tų visų dalykų. Sumažėjo audito kaštai ir panašiai. Komitetas pasiūlė 5000 darbuotojų, 1,5 milijardo riba, kada įmonė turi teikti atskaitomybę apie tai, kaip jį laikosi žaliojo kurso, iš kur ateina žaliavos, kaip laikomasi žmogaus teisių reikalų ir panašiai. Kągi, konservatoriai pateikė savo pasiūlymą. 3000 darbuotojų, 750 milijonų apyvarta. Balsavimas Europos parlamente parodė, kad, na kągi, tai vadinama Venesuelos koalicija, pabrėžiu, Venesuelos koalicija, konservatoriai su dešiniaisiais tebeturi daugumą. Jie nugalėjo šitą balsavimą. Na, pasakyti, ką nors daugiau, tai yra Von der Leyen koalicija neegzistuoja, prarado šį kartą savo įtaką, nėra geras politinis ženklas. Šis balsavimas gerokai išbalansuoja politinį koalicijos sąrašą arba, sakykime, tuos narius, kurie priklauso tai koalicijai, tos 3 pagrindinės politinės grupės. Kita naujiena, kuri pasiekė mus, kad Europos komisija atsižvelgusi į nepasitenkinimą ir įvairias diskusijas Europos parlamente pateikė atnaujintą daugiametį biudžetą. Esmė yra tokia, kad pirmajame pasiūlyme Europos komisija pasiūlė, na, galima sakyti taip, apjungti žemės ūkio ir regioninės plėtros fondus, juos sumakaluoti, palikti daugiau teisės spręsti valstybėms narėms ir panašiai, kam ką duoti ir kiek duoti. Na, tai sukelia tam tikrus, kaip sakant, įtampas, nes gali skirtingai elgtis valstybės narės. Tada, pavyzdžiui, žemės ūkio asociacijos pradės klausinėti, kodėl tas daro taip, o mes darome kitaip. Kągi, šį kartą komisija pridėjo šiek tiek pinigų beje žemės ūkiui iš nacionalinių reformų programos. Geras ženklas. Taip pat apribojo, kiek gali mažėti regioninės plėtros fondai, -25% maksimaliai tų lėšų, kurie turi būti originaliai skirti regioniniai plėtrai. Kaip žinia, mes žinome, kad dabar yra sprendimas, kad regioninės plėtros fondai gali būti panaudojami ir, tarkime, karinio mobilumo, sienų stiprinimui, išorinių sienų stiprinimui ir panašiai. Kitaip sakant, tiems dalykams, kurie susiję su gynyba. Šis signalas rodo, kad komisija matyt pajuto stiprią, tvirtą parlamento ranką, atsitraukė, gal sakyčiau taip, protingai atsitraukė, ieškodama kompromiso, sutarimo ir bendro sprendimo gruodžio mėnesį, kada mes balsuosime būtent dėl šito dokumento. Šią savaitę pasiekė mus neramios žinios iš Kijevo, kur įsiplėskė, na sakyčiau taip, rimtas, iš tiesų rimtas korupcijos skandalas. Kaip žinia, Energoatom, viena didžiausių Ukrainos įmonių, kuri valdo 4 atominės elektrinės Ukrainoje. Tai yra didžiuliai pinigai, tai yra didžiulė atsakomybė, finansiniai srautai, nereikia jums ir pasakoti, tikrai siekia milijardus ir milijardus. 2 ministrai atsistatydino,
teisingumo buvęs energetikos ir dabartinė energetikos ministrė. Kai kas pabėgo į užsienį, kai kam uždėtas areštas, rasta daug grinųjų, tose 70 beje padaryta kratų. Aš nenoriu nei vienos pusės teisinti, korupcijai nėra vietos. Jeigu Ukraina nori žengti europinių kelių, o jinai tą daro ryžtingai, jinai privalės nukirsti tuos, sakyčiau, pavojingus saitus, tos kanalus, kuriais pompuojami milžiniški pinigai, kurie beje štai šiuo atveju grinųjų pavidalų buvo išvežami į Rusiją. Neregėtas dalykas vėlgi. Atsakingi turi sulaukti atsakomybės, be jokios abejonės. Ir tai privalo tapti gera pamoka ateičiai. Matyt, mes girdėsime tokių istorijų, galbūt mažesnės apimties, bet tai rodo, kad antikorupcinės institucijos, NABU ir SAPO, kurios mes gynėme Liepos mėnesį, kuomet buvo bandymas sumažinti jų galias, ar ne? Pamenate tą istoriją? Vidinė kova ir panašiai, tarp institucinė, prokuratūra norėjo perimti dalį funkcijų. Pasirodo, tai ne veltui, kadangi matyt jau būta tam tikrų signalų, sužinota apie nusikaltimų mastus ir panašiai. Mes ginsime nepriklausomas kovos su korupcija institucijas, be jokios abejonės, kadangi tai tik su tokiais sprendimais Ukraina turi europinę ateitį. Kągi, šį kartą tiek, daugiau saulės, šypsenų, iki kitų kartų.